jeigu jaunuolis turėtų būti, sakai, patriotiškas, tai jam turėtų būti kažkoks pagrindas būti patriotišku, nes aš, pavyzdžiui, visą savo gyvenimą mokausi ten mokykloje, bet manęs ten nemoko būti patriotišku, o dabar man 18 ir tai vieną dieną man 17 buvo, kitą dieną 18 ir į tą suaugusią gyvenimą įžengiau ir ten prasidėjo man mokesčiai, visi tie dalykai ir tai dar labiau mane, žinai, atstumė nuo to patriotiškumo, nes sunku man tokią šalį gerbt, kai tiek ima iš manęs. Bet čia, aš jau skambu, wow. Aš jau skambu kaip toks nepatriotas. Ne, Lietuva geriausia Baltijos šalis. Lietuva geriausia Baltijos šalis. Lietuva tikrai ir gražiausia, ir geriausia, bet... Bet ne visą laiką gal tu susivoki, kiek ir tau duoda ta šalis, pavyzdžiui, mokesčiai. Tai, jų ten neišsineša niekas, jie vis tiek investuojami į viską, nuo sveikatos apsaugos, infrastruktūrą, ta prasme, jie nėra išmetami, jie tiesiog investuojami ir manau, kad vis tiek valstybė duoda tau daugiau, net jeigu iš tavęs kažką paima.